Sveiki, su jumis esu aš, Elvija Saša. Ir dabar parodysiu video, tiesiog kaip pasidaryti velykinės atvirutes, pavyzdžiui, prie Velykų stalo, nes jau artėja tos Velykos. Jo, taip, labai artėja. Tai kągi, mums reikės storo popieriaus lapo, flomasterių ir žirklių. Tai kągi. Iš pirmo su pieštuku, kad būtų, jeigu kažkas nepatinka ištrinti, nupiešiame zuikį arba kiaušinį, nežinau, ką aš norite darykit, kokio aš norite dydžio. Tai va, aš tą dabar darysiu. Tai jo, aš nupiešiau zuikutį. Ir galite apačioj, ką aš noriu parašyti, aš taip parašiau visus tam dalykų, ir savaime aišku. Ir dabar reikia iškirpti. Dabar blogai padariau. Nu, žinai. Tai va, aš tai tokių turėsiu daug pridaryti. Kokiu 6? Šiandien neturiu printuko. Kas čia? Nu, kažkoks iš kažkokio radau. Jis turi galvoje labai tingai sustabdyti, nes pas mane, nu kaip čia pasakyti, pas mane labai mažiau pasielė funkcija ir jisai yra blogas, tai, nu žiūri blogas. Ir jisai negali rodyti, nu kai filmuojama dar kažką, jisai negali rodyti vaizdo taip, kad tu matytumai, bet būtinai reikia padaryti kitaip. Tai aš perdažęs, nes man labai blogai gavosi. Nu va, čia labai nemažai iškirpta. Tai va. Ir dabar, atsiprašau, ir dabar nuspalvinkite, kaip jūs norit. Tai jo, dabar tinka labai stabdyti, tai tiems, kuriems užknisa taip ilgai laukti, tai peršokit. Čia kaip ir viskas yra, jokių naujienų negaliu pasakyti. Tai va. Žodžiu, like, prenumeruokit ir taip toliau. Tai jo, žodžiu. Tai kaip ir viskas būtų, bye, čia aš, Elvija Saša. Būtinai parašykite komentarus, ką norite parašyti. Kam šotas žodžiu, tai kažkaip čia baisiai atrodo. Ne, žodžiu. Čia šalia manęs yra Elvija Saša. Zdarova! Ir va, nu plemba. Stabdžiau video biškinės labai peršti gerklę. Mini pranešimas, kad aš dabar pradėsiu jį daryti ne su Petrais, bet su poniais. Tai va, su Saša jau biškai atsisveikinsiu, nes su Petrais reikia labai daug viską statyti, tai biškai užknusa. Va, taip apsivengus, kaip skauda gerklę. Tai jo, žodžiu, bye.
baigiu šį video žiauriai blogai. Žodžiu, bye.